Sveiki, mėlėjai keliautojai. Mes tęsime savo kelionę po Azorų salas. Praėjusioje dalyje lankėmės nuostabioje Terceiras saloje, o šiame video jau skrendame į kitą, labai įdomią Azorų salą. Skrydis truko vos 20 minučių, net nespėjome pakilti ir turėjome vėl leistis, o per langus buvo galima matyti nuostabius kitų salų vaizdus. Taigi, nusileidome nedidelėje Fajal saloje, kuri pagal gyventojų skaičių yra trečia visame salyne. Fajal dar vadinama žydraja sala, nes čia žydi daug hortenzijų, sakoma, kad visos pakrantės aptvertos šiomis gėlėmis. Bet mes atvykę radome kiek kitokį vaizdą. Mat čia neseniai praėjo didelė audra, tad beveik visi hortenzijų žiedlapiai buvo tiesiog nupūsti. Be to pakelėse buvo daug prikriutusių šakų ir lapų. Visos mašinos buvo padengtos jūros druska, o mūsų mašinos stiklas net iš vidaus buvo padengtas jūros vandeniu. Bet kaip minėjau, sala labai mažytė ir su automobiliu gali pasiekti bet kokį salos tašką per labai trumpą laiką. Iš pradžių atvykstame į salos sostinę Hortą. Nors miestas labai mažas, bet spalvingas ir gražus, daug istorinių pastatų, o gatvės grįstos akmenėmis. Horta miestas yra svarbus ne tik Azorų salose, bet ir visame pasaulyje. Taip jau geografiškai susiklosti, kad tarp Fajal ir Piko salų yra geriausia užuovėja nuo vandenyno bangų visuose Azoruose. Dėl to čia visada stapteldavo laivai užėjus audroms ir šiaip pasipildyti vandens ir maisto atsargų. O tais laikais, kai dar nebuvo transatlantinių skrydžių, vandens lėktuvai nusileisdavo šioje įlankoje pasipildyti degalų. Šia sala naudojosi dauguma oro linijų skraidinusių per Atlantą. Dabar jau tokių dalykų nebepamatysi, bet Horta uostas tapo svarbiausiu buriavimo atskaitos tašku. Šiame uoste sustojo buriuotojai keliaujantis per Atlantą. Čia galima peržemoti pailsėti nuo Atlante siaučiančių audrų arba tiesiog staptelti dėl maisto ir vandens. Mums labai patiko čia puoselėjama graži tradicija. Kiekviena jachta palieka savo piešinį Hortos uoste. Per keliasdešimt metų čia susikupė daugybė piešinių ir jie vis dar pildosi. Čia jų visur, ant sienų, ant šaligatvio, suoliukų, net ant akmenų. Vieni palieka gan paprastus piešinius, o kiti matosi, kad labai pasistengia. Kai kurie piešiniai net labai kūrybingi. Dažniausiai užrašomas laivų pavadinimas, įgulos vardai ir apsilankymo metai. O toliau jau pagal fantaziją ir sugebėjimus. Džiugu, kad miesto valdžia kol kas neprieštarauja šiai tradicijai. Kiek pastebėjome, čia dominuoja skandinaviškos vėliavos, ypač norvegų. Bet pastebėjome porą piešinukų ir iš mūsų lietuvėlės. Lietuviai irgi plaukia. Šiaip visiems piešiniams apžiūrėti čia dienos tikrai neužteks, nes jų čia daugybė. Kitas objektas taip pat glaudžiai susijęs su čia apsistojusiais buriuotojais. Visai netoli jachtų prieplaukos įsikūręs visiems buriuotojams gerai žinomas baras Peter Cafe Sport, kuriam jau daugiau negu 100 metų. Pradžioje baras buvo pinigų keitikla bei suteikdavo pašto paslaugas atvykusiems keliautojams. Baro darbuotojai ir savininkai buvo tokie paslaugus, kad ši vieta ilgainiui tapo kaip prieglobsčio, pagalbos ir užuojautos stotelė jūrininkams. Dabar jau trečioji karta valdo šį barą ir jo populiarumas neslėpsta. Čia pilna įvairiausios praplaukiančių jachtų simbolikos, vėliavų bei kitokių keliautojų paliktų daiktų. Be to čia pilna iškabų ieškančių įgulos ar pakeleivių plaukiant per Atlantą. Salos sostinė pasirodė išskirtinė ir įdomi, bet važiuojame pažiūrėti, ką gera mums gali pasiūlyti šios salos gamta. Pats svarbiausias ir didingiausias objektas, žinoma, stovi salos viduryje, iškilęs virš 1000 metrų aukščio ir matantis kiekvieną salos lopinėlį. Tai ugnikalnis Kaldeira. Šio ugnikalnio kraterio perimetras yra apie 2 km ir jį galima apeiti. Be to kraterio gylis yra 400 metrų. Tikrai įspūdinga vieta žygiams. Esant tinkamam orui, kas būna labai retai, nuo šio ugnikalnio atsiveria nepakartojamas vaizdas į kaimyninę salos ugnikalnį, kuris yra dvigubai aukštesnis ir kuris yra laikomas aukščiausių kalnų Portugalijoje. Bet apie jį gal kitame video. Dar yra ko papasakoti ir apie Fajal salą. Paminėsim įvykį, dėl kurios sala tapo dar labiau žinoma visame pasaulyje po 1957 metų įvykio, kuris pakeitė tiek salos, tiek jos gyventojų likimą. To įrodymas stovi vakariausiame šios salos taške. Šis švyturys stovi išdidžiai, atlaikęs ne tik vandenyno audras. Kad kažkas netaip išduoda juodų smėlių užpustytą švyturio pirmasis aukštas, o aplinka labai jau primena mėnulio paviršių. Švyturys iš pradžių atrodė taip. Bet visa aplinka iš švyturys pasikeitė po naujo ugnikalnių išsiveržimo. Net 13 mėnesių švyturys nuolatos buvo bombarduojamas pelenais, akmenėmis ar žudančio karščio bangomis.
Ugnikalnis išsiveržė vandenyje, visai netoli salos kranto. Sakoma, kad pirmasis asmuo pamatęs išsiveržimą buvo šio švyturio gyventojas, kuris švyturio viršūnėje ieškojo banginio medžioklį. Ugnikalnis pripustė tiek pelenų, kad pakito salos formą. Sala padidėjo 2,4 kvadratiniais kilometrais. Beje, tai buvo pirmasis ugnikalnis istorijoje, kurio išsiveržimą nuo pradžios iki pabaigos stebėjo mokslininkai. Kaip žinome, švyturiai statomi ant pakrantės krašto, kad švyturio šviesa būtų matoma iš visų pusių vandenyną plaukiantiems laivams. Po ugnikalnio išsiveržimo pakitus pakrantės linijai švyturys liko stovėti kažkur ant kalno šlaito. O susidariusi nauja teritorija yra labai jautri erozijai. Atlanto bangos kasmet išplauna didelius kiekius vulkaninio smėlio, o stiprūs vėjai be paliovos pusto paviršinį sluoksnį. Manoma, kad galiausiai šis naujai susidaręs vulkanas visai išnyks. Žinoma, aplinkiniams ir mokslininkams įdomus įvykis tas ugnikalnio išsiveržimas, bet šis nutikimas sutrikdė visą salos gyvenimą. Daugybė žmonių tapo benamiais, kitų ūkiai buvo sunaikinti. Šiaurės Amerikos šalis pasiūlė prieglobstį nukentėjusiems asmenims ir apie 1500 žmonių persikėlė į Ameriką, kur šiuo metu jų diaspora labai išsiplėtė. Važinėjant po miestelį radome daug sugriuvusių ir apleistų namų, bet tuo pačiu matėme ir daug naujų gražių sodybų. Kai kurie grįžta čia atgal, arba jų palikuonys apsigyvena savo tėvų ar senelių žemėse, nes ilgesys šiai nuostabiai salai per tuos metus nei kiek neišblėso. Ir tikrai sunku neįsimylėti šių žalių ir žydinčių kalvų, jūros žydrumo bei draugiškų žmonių. O mes žinoma dar pasivažinėjome po aplinkinės salos teritorijas, dar kartą pajutome Atlanto bangų galybę ir jau po truputį pradėjome ruoštis kelionę į kitą kaimyninę Piko salą, apie kurią papasakosime jau kitame video.